Labą dieną. Sveiki. Pažiūrėkit, kur mes esam. Aš šiandien ryte galvojau apie tai, kad prieš 5 metus mes su Andžiai įrašinėjom pirmą podcastą pas mane namie į telefoną. Aš laikiau telefoną, Andžiai kalba, aš jam duodu kalbėti. Ir pažiūrėkit, kur mes dabar esam. Internete. Mes esame internete, normalioj studijoje, su operatoriumi, man tai Ramelė. Išleis kokį nors garsą. Labai gerai. Turim operatorių, turim žiūrovų. Kristė, paplok. Turim žiūrovų ir turim 3 eurofrykus, tai yra žmonės išprotėjusius dėl Eurovizijos, kurie jums dabar kažką prognozuos, kažką šnekės. Rytis, Austėja ir Justas. Labas. Sveiki. Šiaip mes ekspertai, ne šiaip kokie. Ekspertai, ne šiaip apžvalgininkai. Mes žiniai, tam tikri netgi Eurovizijos. Ką veikia šiandien? Nes šiaip yra neįtikėtino gražumo diena. Ir šiandien pirmą kartą leidau savo striukę nusimti laukia. Aš tai tokią dieną turėjau. Nes labai šilta ir faina buvo. Aš iš tikrųjų švenčiau gimtadienį. Bravo. Bravo. Bet taip pat manau, kad reikia švęsti Euroviziją. Tai su praėjusiu gimtadieniu. Ryti dar kartelį tave. Austėja, ar spėjai kažką smagaus šiandien dar nuveikti? Aš tai tiesą sakant labiau taip paskyriau šitą rytą išsimiegojimui, nes to irgi manau reikia. Paskui, aišku, išėjau į lauką prasivaikščioti ir irgi pamačiau, ant kiek yra graži diena, gražus oras. Tai va irgi labai to džiaugiuosi. Čia turbūt vienas geriausių orų, mano nuomonė, koks gali būti. Toks ne per karšta, bet taip saulė šviečia, gražu. Nu, dar biški šilčiau galėtų būti, bet truputį. Mano skoniai nebūtinai. 3 laipsniais, 5 gal. Gerai, ko mes šiandien susirinkom? O susirinkom mes apžvelgti abiejų pusfinalių. Kas pateks į finalą, kas laimės, kas užims paskutinę vietą. Bet šitą video skelsime 2 dalis. Ir visų pirma bus pirmas pusfinalis ir jo visa apžvalga. Ir tada po kurio laiko bus antras pusfinalis ir jo apžvalga. Ir kadangi norim labai atsidėkoti mūsų Contribui rėmėjams ir mūsų Patreonams. Ir kadangi apskritai laukia beprotiškas mėnesis, iki Eurovizijos liko mėnuo su trupučiu. Tai bus daug ir turinio. Mes planuojam ir savo tradicinį susėdimą su krepšinio ekspertais pasidaryti, krepšinio komentatoriais, arba apskritai tiesiog viso gyvenimo ir pasaulio komentatoriais. Su ekspertu irgi susėsim peržiūrėti, ar tai bus Darius ar nedarius, dar pamatysim. Ir taip pat mūsų komandos nariai važiuoja į Eurovizinius preparčius. Austėja, tu pati važiuoji į Amsterdamą, ne? Jisai vyks? Jis vyks balandžio 5 dieną, tai čia jau po savaitės nuo tada, kai įrašinėjom. Tai prašau, Austėja važiuoja į Amsterdamą. Mes su Ryčiu važiuosim į Bazelį, preparčius lyg ir nevažiuojam, bet... Aš buvau Melfest Weekend, kuris, toks yra neoficialus prepartis, ten labiau yra Melody festivalino prepartis, bet buvo netgi 3 dalyviai. Šiemet Katarsiu nebuvo, bet pernai tenais lankėsi Silvestras, tai, žinot, rimti reikalai. Rimti reikalai, jo. Tai tikrai buvo labai geras prepartis, aš irgi ten buvau. Tiksliai, mes kartu buvome. Man atrodo, jūs jau net ir aptarėt kažkurioje laidoje prie Melfesto finalo apžvalgos. Turbūt, jo, tai galite atsisukti. Iš Švedijos galite pasižiūrėti gyvus įspūdžius tiesiai iš Stokholmo. Tikrai taip. Galite įsijungti. Tai Austėja varo į Amsterdamą. Gabrielius su Amandu lekia į Madridą ir taip pat turėsim 2 žmonės ir Londone, Tomą ir Emilį. Tai reiškia, visur, kur bus Katarsis, ten bus ir Eurodiena. Ir būtent Eurodienoj, mūsų Facebook'e, Instagram'e, TikTok'e rasit tos įrašus iš įvairių miestų, iš Katarsio pasirodymų ir kitų, aišku, dalyvių pasirodymų. Bandysim ir kitokio turinio tenai prikept, prigamint. Ir dėl to mes labai norim šitą podcastą paskirti būtent mūsų Contribui rėmėjams ir pakviesti ir jūs paremti Eurodieną per Contribui. Dėl to dalis podcast'o bus vieša, bet jeigu norite jį išvysti visą, tai jį galės pamatyti tik mūsų Contribui. Ir čia yra tas kabliukas, nes anksčiau įkeldavom vėliau visiems, bet dabar, jeigu norit pilną, tai matys tik Contribui. Net ir vėliau, dieve, kokie mes griežti ir pikti, ar ne?
Čia tu taip sakai, ne čia, mes su čia aš taip sakau, jo, čia mano vidinis people pleaseris. Bet jo, mums reikia jūsų paramos, mums reikia jūsų pagalbos, nes mes važinėjom už savo pinigus visur, tai norisi bent jau į tą minusą tokį didelį nebeiti. Tai paremkit Contribui ir matysit visą turinį, kaip ir sakiau. Šis podcastas bus pilnas tik Contribui, paskui su Darium pokalbiai bus anksčiau Contribui nariams. Tai geresnio mėnesio negu va šitas mėnesis, ar keli net pusantro to mėnesio iki Eurovizijos, geresnio laiko remti Eurodieną Contribui tiesiog nėra per metus. Tai labai prašom tą ir padaryti ir tuo pačiu dėkojam labai mūsų ištikimiausiems rėmėjams. O ką šiandien? Mes einam per abu du pusfinalius, pradedam nuo pirmo pusfinalio ir aptarsim reikalus. Buvo paskelbtas ir running orderis, aš jį galbūt net ir pajungsiu pas mus čia, kad mes matytume, ar kažkas smarkiai nustebino. Pirmą pusfinalį atidaro kas atidaro? Islandija atidaro pirmą pusfinalį. Šiaip daug kas tikėjosi, kad galėtų Estija atidaryti tą pusfinalį, tai aš buvau šiek tiek nustebęs. Kaip jūs jaučiatės apie running orderį, ar kažkas yra nuskriaustas, ar kažkas yra, nežinau, gavęs labai didelę kažkokią tai privalumą prieš kitus dalyvius? Nu. Jotkalnyje antrame pusfinalyje gavusi antrą vietą. Apie antrą gal vėliau pakalbėsim, gerai, tada, kad būtų pirmą. Visiškai jo, apie pirmą. Bet irgi apie antrą numerį aš iškart noriu kalbėti, ir tai yra Lenkija. Ir mes turim dvi dalyvės moteris šitam pusfinalį. Šitas pusfinalis yra visiškas dešrelių balius. Yra dvi dalyvės moterys, tai yra Lenkijos Justina ir Albanijos Beatričė, kuri net kartu irgi yra duete. Ir taip vat paėmė ir tiesiog Lenkija Justina įdėjo antrų numerių. Ir dar labai greitai po jos yra ir Melody, kuri yra automatinė finalininkė, bet irgi, žodžiu, du tokius labai panašius pasirodymus sudėjo gana arti vienas kito. Tai Lenkija pasirodys antra ir tada penktu į sceną žengs Ispanija, nors to penkto numerio tarsi ir nėra. Mane šitas galbūt nustebino. O daugiau? Nežinau. Mane tai galbūt kažkiek nustebino, aš visai maniau, kad gal galėtų Belgija uždaryti visą pusfinalį. Man atrodo, toks labai tinkamas tam pasirodymas. Va čia, aišku, dar plačiau pakalbėsim apie daugelį dainų, tai kodėl manau, kad Belgija tikrai turi daug šansų, bet taip pat tai, aišku, yra ir labai tinkanti daina uždarymai. Aš manau, vis tiek tas toks, sakykime, dainos kulminacija yra labai tokia išskirtinė ir įspūdinga, tai aš manau puikiai tiktų uždarymui. Tai gal dar tas, kad ir šitas nustebino ir tas, kad uždaro būtent Kipras, nes irgi matyčiau gal visai nemažai, kas labiau galėtų uždaryti, gal taip sakyčiau, nors gal pavyzdžiui Kiprą būtent pasirinko dėl to, kad kažką mato prodiuseriai, gal pasirodymas koks nors bus įspūdingas ar dar kažkokios priežastys, nors man atrodo, kad taip iš dainų, iš to, ką žinom, tai jo buvo geresnių. Ar tai būtų Belgija, kurią jau minėjau, ar netgi kai kurios gal kitos šalis. San Marinas, pavyzdžiui, galėtų uždaryti tikrai labai smagiai. Kalbant dar apie San Mariną, labai trumpa pastaba, kokia proga praleista buvo tarp San Marino ir Italijos įkišti Azerbaidžaną. Taigi galėjo iš karto po Italijos paleisti San Mariną ir dainą Tutal Italija. Ir būtų tiesiog juokinga, šiek tiek taip, trumpas, mažas pairiukas. Būtų juokinga, bet gal dėl to ir, nežinau, gal dėl to ir pasirinko nedaryti. Taip, bet aš pritarčiau Austėjai dėl Kipro, gal šiek tiek mane nustebino, kad Kiprui patikėta uždaryti pirmąjį pusfinalį. Kita vertus, kaip vėlgi Austėja minėjo, ir manau, kad tame yra logikos, kad galbūt organizatoriai, kadangi organizatoriai dėliodami visą pasirodymo eilės tvarką, jie jau žino, kokie bus pasirodymai, nes delegacijos jau turi būti pridavusios ne tik dainas, bet ir pačius savo, planus, kaip jie įsivaizduoja, ką norės matyti ant scenos. Ten tas galutinis rezultatas paaiškėja, aišku, tik gegužę, bet kažkokia choreografija, kažkokie vaikščimo planai, norimi kamerų, darbo aspektai, dekoracijos, žinoma, tai jau turi būti priduota. Tai iš to būtų galima spėti, kad galbūt Kipras ruošia ką nors bombastiško. Ir, šiaip Kipras pastaruoju metu vis tiek turi tam tikros ambicijos, dabar gal muzikinė prasme jau tos dainos nebėra jau tokios, kaip anksčiau buvo savo, kaip pasakyti, tokios lyderės, bet gal bando šį kartą kažkokiu pasirodymu pavergti Europos publiką, nes turime tik tais publikos balsavimą pusfinaliuose, tai
Tikėkimės, bet tuo pačiu, man atrodo, ir lūkesčiai išauga, tai visai gali būti, kad ir nusivilsime pamatę Bazelyje tą Kipro pasirodymą ir sakysim, o kodėl jis tai čia uždaro. Man tam pusfinalio recap'e, kur buvo pristatytas būtent kokia tvarka pasirodys dalyviai, tai tiesiog irgi visai, toks kaip tokia vyšnaitė, gal šiek tiek dėl Kipro pasirodė ir kas mano tą tokį nustebimą, kad jie paskutiniai pasirodo, šiek tiek sušvelnino tas, kad pusfinalis užsibaigė su tokiu ir viskas, ir tada, tyla, nebelieka konkursinių dainų, nebelieka pasirodymų, tai toks, čia toks mes irgi, kažkada tai aš atsimenu, buvo irgi kažkoks labai juokingas atvejis. Prieš porą metų, kai sudėjo dvi keistas dainas, kai sudėjo Suomija 2021 ir Vokietija, man atrodo, šalia, ir irgi turėjom tokią roko dainą, stiprią, trankę, piktą, ir turėjom Vokietiją, I don't feel hate, Bet abi su viduriniu pirštų motyvais. Put your middle fingers up. Gerai, tai mes taip pat peržiūrėsim, ką laikom šito pusfinalio favoritais ir kas galėtų patekti į finalą, kam nepasiseks, gal patekti į finalą. Bet dar prieš tai irgi paskutinis dalykas. Kaip jūs gražiai atrodot? Iš kur čia tokias maikės gavot? Eurodena.lt _, parduotuvė. Taip, turim pirmosius užsakymus, jau labai smagu, pirmieji žmonės jau irgi gali apsirengti Eurodienos rūbais, labai geros kokybės rūbais, mes jau irgi nekartą esam kalbėję, mes juos pasidarėm šiek tiek per brangiai, šiek tiek per kokybiškai, šiek tiek per daug gerai, bet ką padarysi, tai tiesiog turit gerą progą įsigyti dar tikrai tokios kokybės marškinėlius, kurie jums turbūt visą gyvenimą laikys ir dizainai, pažiūrėkite, irgi yra nesenstantis 12 points to Lithuania, tarp mažųjų balų mūsų nėra, mano toks eurodieninis labiau, čia jau mūsų pačių, šito pardavime neturim, bet taip pat turim ir krepšelių, kuriuos galit įsigyti, galit savo, galit padovanoti kažkam, žodžiu, užeikite į Eurodienos e-shopą. Gerai, mes judam prie pirmo pusfinalio ir kaip viskas vyks, gal taip šiek tiek irgi dar papasakosiu. Tai mes visi turėjom išrinkti po 5 dainas, kurios tikrai pateks į finalą. Turėjom išrinkti po 5 dainas, kurios pateks į finalą. Tai yra, taip galbūt nesam visiškai užtikrinti, bet jos turėtų įveikti tą 10 dainų barjerą. Tada turėjom po 2 dainas kiekvienam pusfinaliu, kurios tikrai neturi šansų patekti į finalą. Ir dar tada likusios arba 4 arba 3 dainos, kurios nepatenka į finalą priklausomai nuo pusfinalio. Tai kalbant apie pirmą pusfinalį, 15 dainų, reiškia 3 dainos nepatenka į finalą, 2 dainos tikrai nepatenka į finalą. Mes tokį formatą ir anksčiau turėdavom, pernai galbūt tai buvom padarę tokią pertraukėlę nuo šito, bet pabandysim šiemet sugrįžti prie jo ir tą darom studijoje, kas yra dar smagiau ir gyviau. Tai šiaip sunku buvo pirmą pusfinalį išdėlioti, kaip jum? Man tai buvo sunku ir pirmą buvo sunkiau negu antrą. Aš vis dėlto manyčiau, kad antrą buvo sunkiau sudėlioti. Taip, jo, pirmą, aš manau, kad aišku, yra tokių klaustukų, kur žiūri ir galvoja, čia šitą pasirinkti ar tą pasirinkti, bet šiaip aš jį ganėtinai greitai surašiau, ypač ant, pavyzdžiui, tikrai nepateks tą kategoriją ir tą nepateks visai. Nors, manau, čia padariau ir kontroversiškų pasirinkimų, bet matyt pakalbėsim apie tai. Kaip tau sekėsi dėlioti? Aš tai manau, kad man abiejose pusfinaliuose gal sunkiausia buvo tas tokias ribinės dainas. Aš taip gal net sakyčiau, kad abiejose pusfinaliuose nuo kokios 6 iki 13 vietos, kur tiesiog taip ant ribos buvo gana daug dainų ir sunku pasakyti, kas pateks ir kas nepateks. Galbūt vis tiek buvo po kelias dainas abiejose, kur labai aišku, kad tikrai pateks, ar tai beveik. Ir antram pusfinalyje lengva buvo atrinkti tas, kurios tikrai nepateks, bet jo, abiejose buvo problema tas vidurys galbūt. Ir pirmam man iš tikrųjų sunku buvo net ir atrasti galbūt antrą dainą, kuri tikrai nepateks, nes viena kaip ir lengva buvo, dėl antros jau, taip sakant, idėjų vos nekas liko, kas, sakykime, netilpo į tas kitas kategorijas, aš taip gal sakyčiau. Man šitam pusfinalį buvo viena daina, kur aiškiai buvo, kad tikrai nepateks į finalą. Buvo aiškios kelios dainos, kurios tikrai 100% pateks ir dėl to viduriuko man ten irgi daugiausiai klausimų buvo, bet mes tada iš karto einam prie tų šalių, kur visi manom, kad jos tikrai pateks į finalą. Ir tos 3 šalis yra, ir iš karto aš jas gal net ir stumiu čia. Ukraina, Švedija ir Nyderlandai. Mes esam labai užtikrinti dėl šitų 3 šalių patekimo į finalą, nors aš pripažinsiu, Nyderlandai man, mes esam matę, kad jiems su pasirodymu kartais
kartais sunkiai būna. 23 metais jie buvo irgi, ne favoritai laimėti, bet turėjo gana užtikrintai patekti į finalą su Burning Daylight. Nepateko tenai, nesuskambėjo galiausiai gyvai. Bet pasirodymas tai nebuvo blogas, buvo blogas atlikimas. Jo. Tarsi, mes turėjom pastabų vokalinėms, kaip čia įmantrybėms, bet pats pasirodymas, mano požiūriu, tai buvo, gražiai sudėliotas ir filmavimas, ir tas toks intimumas sukurtas to dueto, tai nesutikčiau, kad blogas buvo pats koncepcija pasirodė. Gal ir nebloga, bet galiausiai tas galutinis paketas jis nesuveikė. Ir pavyzdžiui, mes pernai, kai matėm Just pasirodymą su Europapa, mes irgi kalbėjom, kad tokiai dainai tikrai galėjo bombastiškiau viskas būti ir spūdingiau padaryta. Jo, gana, vizualai tarp pigumo ir tarp genialumo ten turbūt buvo toks kažkur bandyta riba daryti, kur tiek pigiai, kad net jau čia gal ir taip ir turėtų būti. Bet mes jau matėm vieną Claude pasirodymą gyvą, kuris dainavo šitą dainą gyvai ir skambėjo gerai. Bet žodžiu, man iš šitų trijų tiesiog Nyderlandai yra turbūt mažiausiai užtikrintas, nes Ukraina, Švedija, aš nematau jokio pasaulio, kaip šitos dainos gali nepatekti į finalą. Aš manau, kad dainų prasme Nyderlandai yra užtikrintinesnė daina už Ukrainą. Bet Ukraina tiesiog turi labai istorinę, visada Ukraina buvo stipri šalis Eurovizijai ir ta daina tikrai nėra silpna. Tiesiog gal nelaiminti daina Euroviziją šiais metais, bet iš kitos pusės yra ir šiaip tas Ukrainos stiprumas istorinis, diasporos galų gale ir visi kiti aspektai, galų gale ir politiniai kažkokie balsai papildomi, tai būtų sunku matyti, kad nepatektų būtent žiūrovų balsavime į finalą. Tiesiog neįmanoma. Taip, tiesiog neįmanoma. Ir, tai natūralus tada klausimas yra, kad mes turbūt prognozuojam, kad viena iš šitų šalių laimės šitą pusfinalį, turint omeny, kad tai yra žiūrovų balsavimas. Ar kažkas prieštarauja, kad Švedija laimės šitą pusfinalį? Ne, manau, kad tikrai Švedija laimės. Mes dar neaptarėm Estijos. Bet Švedija turbūt visiems yra platesniam ratui gal. Man tai žinoma žymiai labiau, bet aš nežinau, kaip su ta Estija čia viskas bus, bet mes gal pakalbėsim dar apie. Jo, aš netgi manau, kad iš esmės Estija ir praras kažkiek tų balsų, kuriuos susirinks Švedija, nes Švedija vis tiek dainos kažkiek turi panašumo į tą tokį, kaip kai kas vadina, galbūt džiaugiantį pusę beina, bet Švedija yra tiesiog daug kokybiškesnė, kuri, tikrai daug daugiau kam patinka, nežinau, iš bent jau mano aplinkos, tarkim, nepaisant to, kad apie Estiją daug kas ir kalba iš net ir bendrinės auditorijos, bet dar pasirodymas, aišku, labai yra, visiškai skirtingų lygių. Ketinau daryti spėjimą, kam Lietuva atiduos 12 balų ir supratau, kad nėra Lietuva šitam pusfinaliui. Bet jeigu būtų, aš manau, kad Estija vis dėlto keliautų Lietuvos 12 balų. Lietuva, bet Europoje. Šiaip, kalbant apie Estiją, kalbant apie Tomį Kešą, tai turbūt, kad irgi čia galime iš karto netgi pasakyti, kad tai irgi daina susilaukusi netgi, beje, ko nepasakiau, Emilis irgi savo prognozę pateikė, tiesa, netilpom tiesiog prie vieno stalo, tai linkėjimai Emiliui. Tai šitos 3 dainos, kurias paminėjom, buvo, kurios visos turėjo, tikrai pateks. Ir kalbant apie Estiją, jį turėjo iš mūsų 3, Emilis davė pateks, o mes... tu davai pateks, Dieve, aš visiškai susimoviau jo. Turėjo 3 tikrai pateks ir 1 žodžiu pateks. Tai Austėja, ar tu turi kažkokių dar neužtikrintumų dėl Estijos? Esmė ta, kad tiesiog kažkai galvojau, kas tikrai pateks, tai Estija buvo prie tos ribos, kur būtų gal, sakykime, pirma daina po brūkšnio. Prie tikrai pateks. Už brūkšnio, žodžiu, pirma, kuri tiesiog pateks galbūt, nes visos tos 5 šalis, kurias aš padėjau, į tikrai pateks, apart gal kažkokių kitų, ten diasporos dalykų ar dar kažko, aš net nebejoju visais tais 5 atlikėjais, jų ir vokaliniais sugebėjimais, ir kaip jie atrodo scenui, vis tiek visų jų gyvus pasirodymus jau matėm, o Estijos man tas klaustukas yra būtent gyvas pasirodymas, kad aišku, ta daina jau, kad ir kaip aš pati jos nemėgčiau, vis tiek jinai labai yra aptarinėjama jau bendrinės auditorijos, tikrai esu nugirdus, kaip žmonės kalba, kad čia laimės Euroviziją, kad labai kabinanti daina ir taip toliau, bet tada galvoju, o gal kažkokiu scenarijum gali būti taip, kad tie žmonės, kurie užsikabinę, tiesiog nebebalsuos, jeigu tas pasirodymas bus toks blogas, koks jis atrankoj buvo. Tai mano čia toks pagrindinis argumentas. Šiaip manau, vis tiek Estija tikrai vis tiek pateks į finalą, bet toks klaustukas yra būtent čia. Bet aš manau, mes Estiją nors turim
vieną žmogų, kuris nėra 100% tikras, bet mes dedame Estiją prie tikrai pateks, turbūt nėra pasaulyje scenarijaus, kaip šitą dainą praleidžia finalą. Žinant, kad į finalą patenka 10 šalių, tai kad tarp 10 nepatektų Estija, man atrodo, yra šiek tiek nerealistiška, žiūrint iš šios dienos perspektyvos. Taip, ir tada turim dar kelias dainas, kurios turi po 2 tikrai pateks, ir tai yra Albanija ir Belgija. Turi 2 tikrai pateks ir po 1 paprastą pateks. Tai šitas dainas turbūt mes irgi gana užtikrintai galim dėti prie tikrai pateks, nes 50% žmonių iš mūsų podcast'o tiki, kad tikrai laisvai jas bus ten finale. Belgija ir Albanija, kokios čia rizikos yra? Aš esu tas, kuris Albanijai davė pateks kartu su Emiliu, nes su Albanija tu kaip ir niekad negali būti užtikrintas. Aš jau esu labai nudegęs 2022, kai jie siuntė Ranelą su Secret daina ir aš tada tik sakiau, kad tikrai pateks. Sakiau, mes jau matėm festivalį Kengės pasirodymą, kuris buvo labai geras ir galvoju, neįmanoma taip susimauti Eurovizijai, kad jie nepatektų į finalą, bet taip ir nutiko. Ar čia yra kažkokių rizikų? Zierm, kuri šiaip yra fanų viena ryškiausių favoričių turbūt apskritai šiemet. Aš manau, kad aš esu padėjęs Albanijai tikrai pateks, tai natūralu, kad taip ir manau. Manau, kad reikia nepamiršti ir, kad yra Rest of the World balsavimas, kadangi šiame pusfinalį nėra Izraelio, tai manau galima drąsiai prognozuoti, kad šie balai keliaus Albanijai, nes Albanija tikrai turi tokią užsidegusią ir palaikančią diasporą. Ir tai čia papildomi, sakykime, 12 balų, net jeigu ne 12, tai 10 ar 8 tikrai yra į tą papildomą kraitį kaip ir garantuoti. Tai man atrodo, kad, sunku. Vis tiek tai yra daina tokia savo žanro, nėra daug jai kažkokių tiesioginių konkurentų, tai tikrai manau, kad vėlgi kalbant, kad 10 dainų patenka į finalą ir turime šitas 15, kokias turime, tai manau, kad sunku, kad Albanija nepatektų. Aš tai svajoju, kad Albanija laimėtų Euroviziją. Aš manau, čia būtų pati spūdingiausia šiuo metu įmanoma istorija. Man tai yra favoritė daina šiemet, jeigu nežiūrėtume į Lietuvą, kurios aš, nedrąsiai aš galiu sakyti, kad tai yra mano pirma vieta, nes vis tiek yra šiek tiek neobjektyvumo, savo šalis, taip toliau. Man Lietuvos daina yra geriausia, dažniausiai klausoma ir taip toliau. Ir tada antra po jos arba pirma be Lietuvos yra Albanija. Taipgi net sutapo, kad aš dar iki Eurovizijos ir į Albaniją nuvažiuosiu patostogauti šiek tiek, tai gal apsižiūrėsiu ir gal aš tą pergalę jiems kažkaip ir nukalsiu. Tai grįžk mokėdamas žodžius tada kiekvieną. Gerai. Austėja, Albanija, ko galim tikėtis? Šiandien beje mačiau pranešimą, kad berods albanai šiemet turi didžiausią biudžetą, kokį kada nors yra turėję Eurovizijai. Ir panašu, kad jie galbūt kažkiek panašiai kaip Kroatija pernai, kai jautė, kad yra proga patriukšmauti Eurovizijoje, nusprendžia atiduoti viską. Prisiminkim Lietuvą ir The Roop, bet tas pasirodymas galiausiai nebuvo kažkoks labai brangus, vizualai, aišku, gražus, aprangos gražus. Manau, kad ten daug biudžetų išėjo pastatyti tą areną mūsų Live on Tape pasirodymui atsarginiam, kur turėjome tiesiog tokią pačią Rotterdamo areną namuose, at home, taip sakant. Tai manau, kad ten tikrai didelė dalis išėjo to biudžeto Bet kita vertus ten ir buvo tokia daina, kuriai nereikėjo to pasirodymo, kažkokio pompastiško, ten šokį išnešė pusę to, reikiamo, tūrio to pasirodymo. Bet gal su Albanija irgi yra, kad nuo to šokio ir to viso atlikėjos charizmos netgi galbūt labai priklauso. Gal vienas iš argumentų, kodėl aš irgi Albaniją padėjau prie tikrai pateks, nes tai buvo mano ta paskutinė priešbrūkšnė, aš taip šiek tiek svarsčiau, bet padėjau dėl to, kad vokalistė yra tiesiog be galo charizmatiška, negali atitraukti akių nuo jos. Pati daina man nėra prie favoričių visiškai šių metų, bet, tikrai, atlikėja, tiesiog tu nori žiūrėti. Ir galų gale jinai ir dainuoja gerai. Ir šiaip, dar vienas argumentas dėl Albanijos, aš taip ką galvojau, tai šiandien pasižiūrėjau, prisiminiau tiesiog tą argumentą, kur mes esame, jau man atrodo kažkada sakė dėl albanų kalbos, kad Albanija linkus yra patekti su dainom, kurios atliekamos pilnai albaniškai. Ta pati Ronela jau minėta, jinai pusiau albaniškai dainavo, ten taip dalinai. Bet šiaip aš dar šiandien pasigilinu šiek tiek į šitą dalyką ir statistika yra tokia, kad paskutinį kartą,
kai Albanija su albaniška daina nepateko į finalą, tai buvo 2006 metai. Oho. Tai čia jau labai buvo 20 metų. Čia jau jo 19 metų, tai bet ir tai šiaip dar toks kitas dalykas, kad tadagi buvo vienas pusfinalis ir Albanija liko 14, kas iš to vieno pusfinalio, kur ten virš 20 šalių, tai čia net nėra visai dugnas, tai gal net ir būtų, sakykim, su dabartinė sistema, tai toks įdomus dar dalykas. Kai Albanija siunčia dainas angliškai, tai paskutinį kartą finale buvo 2015 su Al-Haida Dani ir I'm Alive. Tai jo, tai dar toks, kad kai yra antiek ilgai su dainom albaniškai patenka ir turim tokią tikrai charizmą didelį ir apskritai dainą, kuri tai patinka fanams, tai aš manau, čia yra pilna argumentų, kodėl Albanija tikrai yra saugi šitam pusfinalyje. Aš labai gerą perėjimą turiu į Belgiją. Dar sekundę. Pasakė, gerai. Pabandyk prisiminti, bet aš dar apie Albaniją ir aš šiaip beveik nebejoju, kad jį pateks į finalą ir paskui pamatęs, kad aš esu tas vienas, kuris nedavė tikrai pateks Albanijai, nors ir Emilis nėra visai 100% užtikrintas, tai vienas iš mūsų tik tai, bet manau, kad viskas čia turėtų būti gerai. Aš labiau sakau, aš svaigstu, svajoju apie Albanijos pergalę ir aš galvoju, ką jie gali tokio padaryti scenoje, kad turėtų tą winner moment, kur tu pamatai ir toks viskas man aišku. Pavyzdžiui, šiandien netyčia man YouTube'as išmetė, leidžiant vis tokias dainas, Spirit in the Sky 2019 Norvegija, kuri man nebuvo ten kažko tai labai įspūdinga ta daina, bet ji turėjo tą momentą. Kiekvieną kartą, kai baigėsi ta samiška dalis ir tada sustoja viskas taigi ir tada I hear you calling me ir tada sproksta viskas, išsineša. Va čia buvo tas televote winning moment, man atrodo, kur žmonės pamatė ir sakė, okei, balsuoju. Aš nepamačiau. Okay. Aš manau, pati daina ten buvo stiprioji pusė, bent jau mano nuomonė. Man atrodo, būtent tas momentas buvo. Ir tai tas momentas ten nebuvo tiesiog modulacija, kurias mes šiaip taip pašiepėme dažnai, ne? Ten nebuvo modulacijos, ten tiesiog buvo tas, sakykime, aukščiau paimta kažkokia nata, bet tai nebuvo modulacija. Jo. Tai ir aš galvoju tiesiog, kad Albanija galbūt gali tą winner moment sukurti per tą vietą, kuri pirmam pasirodyme buvo prasčiausia. Tai yra tas kole repavimas ir tai apdirbus įspūdingai su kameromis ir su Beatrice kažkaip gal dar irgi už jo kažką ten ar šokančią, arba tam pačiam klipe, kur mes dabar matėm, kai jis repuoja ir dega laikraštis, niekada gyvenime aš nebūčiau kažko tokio sugalvojęs, bet jeigu jie kažkaip sugebėtų tą momentą pritraukti ir neatgrasyti, kaip buvo per jų finalą, o įtraukti žmogų, kad žmogus, kas čia vyksta, ir tada ateina Beatrice ir vėl švelniai sudainuoja, vėl sproksta viskas. Aš manau, kad tie laimintis momentai ir yra laiminčiais momentais dėl to, kad mes jų nesitikim. Tai jeigu mes būtume dabar atsisėstume ir sugalvotume, tai turbūt nebūtų laimintis momentas, nes tai būtų kažkas jau, kažkokia mintis, kuri daugiau žmonių atėjo į galvą. O kai ateis mintis tiems pasirodymo režisieriams, kurie, jau ten sėdės, galvos, kaip čia geriausia padaryti, tai jiems arba pavyks, arba nepavyks. Arba mes turim progą tiesiog čia dabar sugalvoti winning momentą ir tada kitais metais statyti pasirodymus ir make Eurodiena great again. Gerai, Ryti, Belgija, tu turėjai kažkokį perėjimą, nežinau, nepamiršai jo, bet Belgija yra irgi ta šalis, kad Albanija patinka fanams, tai aš būtent dėl to Belgiją nepadėjau į tikrai pateks, o tiesiog į pateks, nes, pavyzdžiui, pernai Belgija irgi labai patiko fanams, bet nepateko į finalą. Ir kartais man atrodo, kad kasmet turime tokių dainų, kurios būna lyg ir labai mėgstamos fanų, bet nepatenka. Taip pat turim kažkokį surprizą, kur, pavyzdžiui, sakom, oi, čia bus tikrai paskutinė vieta, dar prieisim turbūt, bet dažniausiai paskutinė vieta būna kokia netikėta. Pavyzdžiui, Malta, The Busker, tai čia kurie metai? Užpernai. Užpernai, kur niekas nebūtų atspės, kad jie užims paskutinę vietą pusfinalį. Tai tokių netikėtumų būna, tai būtent dėl tos abejonės, kad galbūt Belgija ir šiaip žinant jų istoriją neseną, man buvo toksai, gal jie ir netikrai pateks, o tiesiog pateks. Aš irgi dėl to nesu toks užtikrintas dėl Belgijos, nors man tai vis dar yra viena iš labai nedaugelių dainų šiemet, kur man buvo toks, kad šitą gali laimėti.
Dabar aš jau pradedu abejot, turbūt, kad tai nelabai įmanoma, bet aš vis tiek manau, kad jo vokalas ir kaip prašiau mes dabar irgi darom kiekvieną dieną, išleidžiam po vieną straipsnį su mūsų verdiktais, tai irgi galite užsukti Eurodienos portalą, pažiūrėti, ką mes rašom, komentuojam daugiau, ne tik mūsų podcasteriai, bet ir kiti komandos nariai. Man yra tarsi šitą dainą atliktų Gion Stiers. Šitą dainą, Luktel dainą, Silvestro atliktų šveicaras Gion Stiers, tiesiog vokalas yra nerealus. Ir aš manau, kad tai gali daugam padaryti įspūdį, bet kažkas žmonėm nepatinka. Vis tiek, kaip tu galvoji, kas atgraso žmonės nuo šitos dainos, nuo kažkokio tai didesnio palaikymo Belgijai? Kas atgraso, gal nebent tas dalykas, gal tos aukštos natos vis dėlto nėra visiems malonės, kad jos yra stiprios, tai, tai faktas, bet gal ne visiems vis dėlto, aš manyčiau, nebent tas, bet šiaip aš nežinau, man kažkaip atrodo, kad ant Belgijos yra, kaip sako, miegama. Kad kažkaip... Aš taip irgi jaučiuosi. Kažkaip, yra, vis tiek, mes kalbėjome apie tą vieną momentą va šitoj vietoje, arba paskui ten panašus momentas dar kulminacijų yra, tas, tikrai sutinku, yra stipriausia turbūt dainos dalis. Ir aš manau, kad būtent nors, tarkim, ramesnės dainos vietos, savaime gal ir nėra kažkas jau ten super įspūdingo, bet ta kulminacija, tos aukštos natos, aš manau, jos išneš vis tiek. Tai kaip yra, tai ir išdainuojama, ir kaip tai nufilmuota, pats atlikėjas galų gale labai gerai išneša dainą, visą tą atmosferą, pasirodymą, man atrodo, tai yra scenai, tai yra tai, kas atrodo gerai gyvai. O šiaip dar oponuojant į tą argumentą, kad gal Belgijai su pasirodymais ne visada, ar kad gal, kai dainos mėgstamos fanų nepasiseka, tai vis tiek yra... Aš turiu tokį argumentą, kad kai jie daro atrankas, kai jie, taip sakant, vis tiek patikrina gyvus atlikimus, tai ir užima gerus rezultatus. Taip nutiko, pavyzdžiui, 2016 metais su Laura Tesoro, kuri nebuvo kažkokia favoritė. Kai kas galvoja, kad į finalą nepateks, ėmė ir užėmė 10 vietą, 23-ais Gustav su 7 vieta, kur irgi buvo abejonių dėl patekimo į finalą. Ten tiesiog, manau, buvo labai charizmatiški atlikėjai, geri vokalai ir tokios, sakykime, nuotaikingos dainos, kurios nebūtinai kažkokios geriausias, bet tiesiog viskas labai gerai padaryta buvo. Ko gal nepasakysi apie tą patį Musti, kad pasirodymas visgi nebuvo toks geras, kaip daug kas tikėjosi, ar tai buvo su, pavyzdžiui, Senek 2018 ar Elliot 19 ir dar daugiau tų pavyzdžių. Tai aš manau, čia turim pasirodymą, kuris visiškai puikus yra. Tai yra šiek tiek gal tų abejonių, kad kažkokioj, nežinau, kitoj visatai nepatektų, bet aš tai esu gana užtikrinta tikrai dėl Belgijos. Aš manau irgi, Nyderlandai dar šitam pusfinalį, tai irgi jau turi 12 balų garantuotų. Manau, kad viskas gerai bus su Belgija. Einam tada dar prie vienos dainos, kuri turi visus pateks ir vieną tikrai pateks. Ir tas vienas tikrai pateks atkeliauja iš manęs. Ir čia buvo tas, dėl ko aš šiek tiek gal sudvėjojau ir galvojau, kad gal Albanijai pakeis, bet man taip susišvietė, aš pamačiau, kad šitą nuomonę išsiskiria, galvojau, bus proga, bus peno, taip sakant, aptarti. Ir tai aš kalbu dabar apie Lenkiją. Aš Lenkijai daviau tikrai pateks, kai jūs nesate tokie gal užtikrinti. Tai dabar tada ir pasikalbam apie Justiną, apie Gają. Man atrodo, kad Lenkai turi tvirtą diasporą, nors čia nėra tų šalių, kurioje Lenkai, iš kurių Lenkai galėtų daug balų sulaukti, Jungtinė karalystė, Airija. Iš esmės panašios šalis su Lietuva. Norvegija yra. Norvegijoje yra, galvoju, kur dar gali būti. Galbūt Islandijoje Lenkai yra didžiausia tautinė mažuma. Va, prašau. Ir Lenkai dėl šitos dainos, jie yra išprotėję. Jie labai smarkiai palaiko Justiną. Pasileiskime jos pasirodymą irgi fone, kad girdėtume, apie ką kalbam. Man tai vis dar yra Love, Love, Peace, Peace daina šių metų, kuri tiesiog atrodo paėmė tą interval actą Petros Mėdės su Monsu Zelmerliovu, kur buvo kalbama apie tai, kokia turi būti tobula eurovizinė daina, Powerful Majestic Start, pusnogiai šokėjai, kažkoks tai instrumento grojimas, tada šitą dainą turi viską. Ir iš vienos pusės tai yra labai cringe ir labai blogai, iš kitos pusės tai yra žiauriai gerai, tai yra labai juokinga. Mačiau tik tokią plintą Microwave Challenge, kur Justina sukasi ir paskui matysim irgi tą vietą. Ir žmonės irgi sukasi tada kaip mikrobangiai tarsi. Man šitas pasirodymas yra labai juokingas ir aš manau, kad užtikrintai turėtų patekti. Nors antras numeris, kurį gavo Lenkija, nėra galbūt taip toks jau palankus. Mes žinom, kad tai vienas iš sudėtingiausių vadinamas death slot, mirtinas numeris. Ką tu galvoji, ar pateks Lenkija ar ne?
Aš manau, kad tas numeris čia nėra lemiamas čia faktorius. Visgi jo. Vis tiek tai yra pasirodymas, kurį tu atsiminsi, nesvarbu, kelintas jis bus visoje toje pasirodymo eilės tvarkoje. Man asmeniškai, man tai yra too much, aš tikrai nebalsuočiau už tokį pasirodymą ir manau, kad daug žmonių gali tą patį pagalvoti, bet kaip mes visada sakome, Euroviziją negalima balsuoti prieš, reikia balsuoti už. Tai... Microwave challenge. Ranką iškeldą reikia. Susuko koją. Nu, žodžiu. Atsiprašau. Tai nežinau, aš manau, kad pateks, nes vis tiek tai yra pusfinalis, šitie metai nėra tokie pripildyti favoritų, kad reikėtų muštis dėl kiekvieno centimetro finale, tai dėl to sakau, kad pateks, nors nenustepčiau, jeigu ir nepatektų, bet nes vėlgi turi kažkas būti, kas visiems patinka, o nepateks. Kažkasgi turi nustebinti tas rezultatas galiausiai, tai galbūt čia matyčiau viena iš tų kandidačių, kur galėtų nustebinti ir nepatekti. Kita vertus, lenkiški tie pasirodymai su daug efektų, ten tas pats Ochmanas, aišku, tai visiškai kitos stiliaus daina, bet ta pati Blanka solo, kur irgi tų efektų buvo ten kiek tik nori. Aišku, čia labiau gal ten ne efektai, bet pats pasirodymas taip susidėliotas, bet visgi pateko, netgi 3 vietą užėmė. Tai pirmyn tada. Austėja, ar tu gali pakomentuoti, kodėl Justinai šitoj pasirodymo vietoje reikėjo iškilti į orą ir pakabėti? Tai matyt, kad tam, kad būtų visko ko daugiau, kaip ir šitas pasirodymas turbūt ant to ir yra pastatytas, kad sukištum viską, kas įmanoma. Bet šiaip, kita vertus, vis tiek tai, kad Justina sugeba iš tikrųjų, ir dainuoti tikrai labai gerai, ir kai kyla į viršų, ir kai sukasi, ir taip tikrai aktyviai šoka, tai dar gal toks argumentas, kodėl pateks į finalą, tai ir būtų atlikėjos profesionalumas, kaip jau ten bebūtų, vis dėlto atlikėja yra labai stipri, labai daug patirties turinti, nėra taip, kad ten jai kažkaip pakištų jaudulys, bent jau taip neįsivaizduotum turbūt. Tai čia toks dar vienas argumentas, nors šiaip aš gal nebūčiau labai taip jau užtikrinta. Bet nepaisant to, ką jau paminėjau, dėl diasporos, dėl to kažkokio ikoniškumo ir taip toliau, vis dėlto, čia aišku, gal jau mano kažkiek skonis, bet man ta daina yra tiesiog visiškai neįsimintina. Pasirodymą tu gali prisiminti, bet dainos, aš visiškai kažkaip... O jo, šitą turi. Tu įsimeni rėkimą, sukimasi, pusnogių žmonės, chaosą, pakilimą į orą ir viską tik nedaina, turbūt. Aš tiesiog dar norėjau paskaityti, mane taip sužavėjo tie komentarai, nes mes turim 2 labai didelius fanus Lenkijos Eurodinoje, tai yra Gabrielius ir Amandas. Jie būdų skiria šitai dainai ir pasirodymui po 10. Ir tiesiog jų komentarai iš mūsų tų apžvalgų, kurias minėjau, Gabrielius lygina Justiną su Latvijos Samantha Tina ir Lietuvos Aistė Pilvelytė. Galim priminti, kad Justina Eurovizijoje dalyvavo prieš 30 metų. Bet atsiprašau, Samantha Tina užėmė paskutinę vietą Eurovizijoje. Bet čia labiau apie užsidegimą. Gabrielius sako, kad šitas pasirodymas linksmas ir juokingas, nors bandoma parodyti, kad tai yra labai rimta. Vat aš irgi iki galo neperkandu, ką Justina iš tiesų galvoja apie šitą pasirodymą. Ar jį daro kaip tokį, juokingą kažkokį, in your face, tokį bandymą Eurovizijoje padaryti, tokį ar mes klausime, ar tai yra joke entry ar ne? Geras klausimas. Austėja, tu mėgsti joke entry etiketės kabinti, ar kabintum Lenkijai? Aš kažkaip, kuo toliau, to labiau vis susimastau, ką reikėtų vadinti joke entry ir taip ir neatsakiau savo šitą klausimą taip tiksliai. Sakykim, jeigu joke entry yra, aš taip lyg ir priejau prie išvados, kad jeigu tai vienas dalykas yra tai, kas, nežinau, atrodo kažkaip pigiai, tarkim, scenai, tai gal ne tada. Jeigu tai yra tiesiog juokinga kažkokia daina, tai čia, pati daina turbūt nėra juokinga. Jeigu tai yra, kas šaiposi iš Eurovizijos, kas turbūt, pats akivaizdžiausias dalykas, irgi geras klausimas, ar čia šaiposi ar ne. Šiaip, pati Justina, ta pati jos 95 metų daina irgi tokia, ten labai irgi daug visko, ten tokių ir aukštų natų, tokių, kur daugam jau nemalonios, galbūt ten tokių instrumentų, kažkiek tokių pro šalį lyg ir grojančių, dar priminsiu, kad orkestras tuo metu buvo. Tai čia, net nežinau, čia kažkiek ir jos gal yra stilistika šiaip.
Kažkiek tikrai to yra. Gabrielius dar prideda, kad Justina tiesiog gavo progą ir visiškai jie naudojasi pademonstruoti viską, ką jis sugeba ir realiai viską. Sušokti, sudainuoti, apsirengti. Šiaip įspūdinga, kiek jie yra metų, kokių 50... 52, man atrodo. Nu, tai puikiai atrodo, tikrai kaip tokiam amžiai. Ir dar Amando komentaras, man tai patiko, kad Justina įrodo, jog gaudyti kvapą turi ne atlikėjas scenoje, o žiūrovas stebintis pasirodymą namuose. Tai, realiai jo, dar sakau, galėtume dar kartą visi pasisukti tiesiog su Justina, bet mes tada ją dedam ne į tikrai pateks, o į pateks turbūt, ar ne, nes vis tiek yra tik vienas mano tas tikrai pateks, tai taip. Sutinkam, ar ne, apie šitą. Gerai, dabar tada, manau, einam į kitą spektro pusę šiek tiek ir einam link tų dainų, kurios manom, kad turi mažiausiai šansų patekti į finalą. Ir kas mane šiaip nustebino, kad jūs labai, neturėjom nei vienos dainos, kuri gautų 4, tikrai nepateks, bet 3 žmonės netgi mano, kad jokių šansų patekti į finalą neturi Kroatija. Aš nesu toks užtikrintas, kad kroatai nepateks, jie turi super gerą pasirodymo numerį. Berods prieš paskutinį pasirodo, nors ten dar bus iš Šveicarijos pasirodymas. Super geras pasirodymo numeris, turi to tokio kažkokio vaikiškumo toj dainoj, kuri galbūt kažkokiai tai nedideliai daliai auditorijos gali patikti. Turi draugę. Vaikiška auditorija jau mėgos, jeigu paskutinis pasirodymo žiūrint, numeris. kur, jeigu kažkur tai vakaruose labiau, tai bus 10 vakarą, tai gal nors... Jeigu kokio tai Islandijoje, tai Islandija vaikai labai linkia žiūrėti, man teko dar šiek tiek domėtis šitą temą, kad ten prasideda 7 valandą Eurovizija, tai ten vaikai nemiega. Tai gal ir įmanoma. Aš daviau nepateks. Bet kodėl jūs tokie užtikrinti, kad Kroatija tikrai nepateks į finalą? Manau, tai turbūt gal pagrindinis argumentas, kad tiesiog nematau, kodėl iš visų dainų būtent šita būtų ta, už kurią žmonės balsuotų. Aš irgi galvojau ir apie tą vaikiškumą, ir apie tą tokį, kad pats atlikėjas gal turi to tokio, nežinau, tokio mielumo, kuris gal patiktų net ir kokiam paauglėm, mergaitėm, tarkim, galbūt, bet tada turim ir, pavyzdžiui, Norvegiją, kur, irgi gali tuos balsus kažkiek gali taikyti. Ir aš manau, kad Norvegijos pasirodymas daug kokybiškesnis, atlikėjas daug geresnis. Pati daina, tai aišku, visai kitokia, tai čia, aišku, gal skonio reikalas, nes Norvegija tokia yra visiškai skandinaviškas popsas, o Kroatija yra toks... Kai kam gal kratinys iš labai daug skirtingų vietų, kur kai kas skamba vaikiškai, kai kas skamba taip kaip tik gal kraupiai. Tai va, ir net nežinau, šiaip dar sunku gal pasakyti apskritai, kas yra tas klausytojas tokios dainos kaip Kroatijos. Šiaip man visai patinka ta daina, ypač ta linksmesnė dalis prieš atlikėjų pradedant rėkt Poison Cake. Man ten yra vienintelė klausoma šitos dainos dalis, kur jinai keista gal, bet bent jau jinai klausoma yra. Šiaip, jo, man ta daina irgi, ta dalis irgi geriausia, bet šiaip, kas dar, sakykime, argumentas, kodėl tikrai nepateks. Šiaip aš sakiau, kad sunku man apskritai buvo atrast, kas tikrai nepateks iš to pusfinalio, bet dar vienas argumentas, tai šiaip būtų tiesiog atlikėjo vokalas, kad pabaigoji, ten tikrai baisus yra tas kriokimas jo. Aš tikiuosi, aš norėčiau, kad jis kažkaip jį pakeistų arba labai, jau nežinau, lavintų tą vokalą kiekvieną dieną, kad ten viskas pasisektų, arba, nežinau, bekui jis rašytų ar dar kažką, bet ten skamba tikrai baisiai. Tai... Galėtų pasiimti kaip kokia Bulgarija 18 metais, kur pagrindinė atlikėja tik apsimetė, kad jinai dainuoja tą ilgą natą, bet iš tikrųjų turėjom bekę, kuri dainavo tą natą. Tai čia gal tas galėtų išgelbėti. Nors, mačiau, kroatai kalba teisina, kad tarsi jisai sirgo lyg ir finalo metu, dėl to taip prastai. Bet kad finaliais dar geriau negu pusfinalėje dainavo, našu, gal galėjo ir abu kartus sirgti, nežinau, bet... Aš manau, kad vokalas bet kuriam pasirodyme yra lengviausiai pataisoma dalis. Čia gali būti nepopuliari nuomonė, bet pažiūrėkite į Margaret 2016 metų, kur neva jį nelaimėjo atrankos, nes labai baisiai dainavo, o po to puikiai atlikdavo tą dainą po kelių mėnesių. Tai man atrodo, kad vokalą tikrai galima išlavinti, to labiau, kai turi tą vieną dainą, ant kurios dirbi, kelis mėnesius. Bet aš sakyčiau, aš padėjau, žinoma, Kroatijai į tą tikrai nepateks, kaip čia tą lygį, bet aš noriu pasakyti, kad tai nereiškia, kad Kroatija užims paskutinę arba prieš paskutinę vietą. Tiesiog, man atrodo, kad tame pusfinalio kontekste aš būčiau ganėtinai užtikrintas, kad jinai nepateks į top 10, bet jinai gali būti 12, gali būti 13, 14, 15, gali ir 11 pati būti.
nes vėlgi turi tą gerą pasirodymo numerį. Tiesiog nemanau, kad jinai bus pakankamai išsiskirianti. Šiaip, tiesą sakant, man ta daina patinka. Patinka. Nėra mano favorita, bet aš jos nesu išmetęs iš savo playlisto. Ar tu jos nesi išmetęs dėl to, kad niekada jos ten ir neįtraukiai? Aš tai turiu playlistą, tarp kitko. Tiesiog, man atrodo, kad jinai susilaukė labai daug neigiamų reakcijų. Šiaip, iš bendrosios auditorijos, ne iš bendrosios, iš žmonių, kurie seka Euroviziją, kurie komentuoja po Eurovizijos oficialaus paskyros, įrašais. Tai vien dėl to, man atrodo, kad, turbūt nėra to bendro kažkokio, kaip čia pasakyti, bendro intereso iš visuomenės, kad šita daina patektų į finalą. Tai toks, manau, būtų pagrindinis argumentas. Gaus iš Slovenijos taškų? Albanijos kokios, ar ne? Gal. Bet gerai, tai mes tada reiškia... Dar skriokia toliau, kol mes kalbam. Tai mes, reiškia, Kroatiją dedam prie tikrai nepateks, taip išeina, nes turim visgi tos 3. Bet aš tada keliu savo versiją tiek į paskutinę vietą, tiek į tą dainą, kuri tikrai nepateks į finalą. Ir aš manau, kad nors dėl paskutinės vietos dar galima sudvėjot, būtent dėl tų priežasčių, kad yra Albanija, yra Kroatija ir gali tų taškų susirinkti. Aš manau, kad visiškai vienintelė daina, kuri jokiam pasaulyje, jokioj visatoj nepateks, kuri neturi jokių šansų patekti į finalą, tai yra Slovenija. Neįsivaizduoju, kas turi įvykti, kad Slovenija patektų į finalą. Daina yra tiesiog siaubingai nuobodi. Dauguma turbūt Eurovizijos fanų gal ir nežinos, kad jis yra komikas, dėl to ta reakcija kažkiek gal bus tiesiog kaip į paprastą dainą. Man didžiausias What the hell has happened šitoj dainoj yra tas, kad jis komikas ir atlieka tokią tarsi rimtą dainą, nesuprantu kodėl, bet jos teksto banalumas, pasirodymas, kuris žemyn galvą kaba ir dainuoja. Ar mes klausime, ar tai yra joke entry? Man čia yra joke entry ir nežinau, Austėja, tu turbūt esi ta, kuri Sloveniją kažkokiu būdu matytų finale, gal, nes nekartą čatuose esi gynusi šitą dainą, bet... Jo. Turiu kažkiek argumentų, šiaip aš netgi kažkiek svarščiau, kad gal padėti prie pateks. Aš sakiau, kad nepateks. Nedėjau prie tikrai nepateks, nes aš manau, kad šitam pusfinalė, kur mes turim iš esmės tik 2 tokias ramesnės dainas. O Slovenija yra vienintelė tokia, sakykime, tikra tradicinė baladė šitam pusfinalėje. O kalbant apie tas 2, šiaip kažkas ramės dainas, tai yra Portugalija. Ir vis tiek, yra žmonių, kurie mėgsta tokias dainas. Nežinau, ar jų tiek daug, kad ten patektų ar kažką, bet šiaip aš lažinčiausi, kad arba Portugalija arba Slovenija į finalą pateks, kažkuri viena. Greičiausiai tai bus Portugalija, bet... Arba nei viena. Aš manau, kad tikrai bus kažkuri iš jų, nes, sakau, vis tiek yra tas kažkoks balsuotojas už ramesnės dainas, gal jie nesireiškia internetuose, gal kažką, bet vis tiek jų yra. Ir ypač, kai vis tiek tos dainos išsiskiria iš to konteksto. Ir dar dėl Slovenijos, grinai taip pat apginant, tai vis tiek, tai yra tas kabėjimas žemyn galvą, gal tai ir vieniem atrodo kaip joke entry ir cringe ir kažkaip, bet kita vertus, tai yra nematyta. Beveik, ten nežinau, Sara Alta buvo ten, jo. Bet, šiaip, vis tiek kažkoks įsimintinas, tarkim, motyvas. Įsimintinas motyvas, bet ar tos motyvas, kur tu pažiūrėsi ir sakysi, wow, kaip gerai ir pasimsi telefoną ir balsuosiu, mes dabar kaip tik matom ekrane tą vaizdą, kur baladė apie ir dainavimą žemyn galvą, kažkas komentavo, sako, kaip šikšnosparnis atrodo. Bet šiaip, jo, gal man aš irgi taip nedaryčiau šitam pasirodyme, bet, Bet čia yra vienintelis, kaip tu sakai, vienintelis įsimintinas momentas iš visko apie šią paraišką. Nežinau, ar vienintelis. Man ir šiaip, tikrai tokia emocionali daina, kuri, iš kažkelinto karto tai visai palėtė, kai atranką žiūrėjau. Paskui kažkaip vėl taip lyg ir nusibodo, tai gal, aišku, ir pasako kažką, bet, sakau, aš nesakyčiau, kad taip jau visiškai šansų neturinti. Aš turiu klausimą, jums čia kaip ypač Austėja, gal nelabiau susipažinus, aš tos dainos niekad neklausiau pilnos, tai o jis ten pakabintas ant lubų? Jo. Ai.
Bet mes žinom, kad negalima kabinti žmonių. Šonų. Tai Eurovizijoje aš nežinau, ar tai galės padaryti, bet jis jau pakabintas, čia ten matosi nusileidžia lynai. Šiemet yra labai daug, bet žinome, kad kai atsiveži netgi, kai esi Lorien, tai tau sunku ten gauti, ką nors pakabinimą kokį nors. Šiaip labai baisu, ta prasme, jo, kad tų žmonių čia norinčių pasikabinti, norinčių pasikarti. Gal padarys Saros Baniči variantą, kur tiesiog šokėjai apvers jį. Gal, bet tada taip įspūdingai netrodys. Aš, pavyzdžiui, kai žiūrėjau pirmą kartą, aš nesupratau, ar čia yra įrašyta kažkokia vieta, ką mes esam turėję Eurovizijoje, ten, per kokį Estijos 2019 pasirodymą, kur ten tas green screen, bendrai green screenas. Buvo tikrai tokių pasirodymų, kur buvo įrašytų vietų kažkiek paleistų ir aš galvau, kad čia yra tas variantas. Bet ne, paskui įsižiūri ir iš tikrųjų matai ten tos lynus kabančius. Aš nematau Slovenijai šansų patekti į finalą niekaip. Bet dėl paskutinės vietos aš nesu užtikrintas dėl to, kad turi draugiškų šalių. Bet tai mes dedam Slovenijai tikrai nepateks, ar ne? Aš asmeniškai dėjau į nepateks, nes... Bet turim du tikrai nepateks, tai turim tada dėti į tikrai nepateks. Čia aš tik pasisakau pats, bet kodėl aš, labai trumpai, kodėl aš tai padėjau, tai vien dėl to, kad mes žinom kontekstą šito atlikėjo ir iš kokį jis turi tą backgroundą savo muzikinės karjeros ir tada kyla klausimas. Bet labiau komiko karjeros negu muzikinės. Tai aš turiu omeny, kad... Galbūt jis kažką ruošia, galbūt jis kažką... Aš vis laukiu to, kur čia paaiškės tasai surprizas. Ką jis čia nori padaryti. Galbūt to surprizo nėra, tai tada viskas tvarkoj, tikrai nepateks, bet jeigu yra kažkoks surprizas, kurio mes nežinom, galbūt jisai gali praslysti tą finalą. Tai tik dėl to aš dėjau į netikrai, bet tiesiog nepateks. Gerai, ir mes tada turim dar vieną dainą, kuri turi du tikrai nepateks ir lygiai tiek pat du nepateks ir tai yra Eurovizija šiemet atidarysiantis Islandai, Vibe ir Roa. Ryti, tu esi vienintelis iš mūsų trijų čia, kuris nėra toks užtikrintas dėl Islandų nepatekimo, tu davai nepateks. Ar dėl to, kad matai juos kažkur tai pakylančius aukščiau, ar tiesiog tos kelios kitos, kuriam tu davai tikrai nepateks, yra prastesnės? Aš manau, kad tikrai pusfinalį, kurio balsuoja tik žiūrovai, sakyti, kad Islandija tikrai turi daugiau šansų patekti, negu tarkim Portugalija ar Kroatija. Nežinau, aš nesu toksai pesimistiškas tos dainos atžvilgiu. Aišku, galima kiek prisiminti, kad, pavyzdžiui, 23 metais aš sakiau, kad Danija pateks į finalą per plauką. Tai čia šiek tiek panašiai jaučiuosi šiuo atveju. Ji tada gavo iš vienos šalies taškų, ne? Berods iš Islandijos. Iš Islandijos ar gavo ir užėmė paskutinę vietą. Tai gali būti ir čia toks variantas, bet čia gaus daugiau taškų. Čia gaus iš Švedijos ir Norvegijos, tai čia jau daugiau. Ir šiaip, aš manau, kad vis tiek tai yra labiau fan kažkokia paraiška, o žinome, kad žiūrovams labiau patinka fan. Ir man, pavyzdžiui, visai patinka. Patinka, taip, relatyviai patinka. Relatyviai. Tai vien dėl to aš nemanau, kad tai pretenduoja į paskutinę vietą ar į patį galą. Bet mes žinom, kad skandinavų šalis nėra jau tokios ištikimos viena kitai, kaip, pavyzdžiui, Balkanų ar tos pačios Baltijos šalis. Irgi yra vienas didžiausių mitų, kad kaimynai, pavyzdžiui, už Lietuvą nebalsuoja ir panašiai. Ne, čia yra mitas komisijos pas mus nebalsuoja viena už kitą taip ryškiai, bet žiūrovai, pavyzdžiui, Latvijos, Lietuvai per paskutinius, man atrodo, mes čia kada tikrinom visai neseniai, gal per 10 metų visus kartus Lietuva buvo top 3 Latvijos balsavimuose. Ar tai būtų finalas, ar tai būtų pusfinalis, bet žiūrovai visada balsuoja už Lietuvą tikrai. Ir čia aš abejoju, ar už Islandiją būtinai balsuos Švedija ir Norvegija. Aš manau, kad balsuos. Kažkiek jo, bet tai nebus po 12 balų. Ne, tai ne po 12, bet, kodėl ne kokie 7, pavyzdžiui. Gal, bet aš nematau Islandijos patenkančios į finalą, už tai tu man irgi pritarė, ar ne? Jo, šiaip sakau, aš taip Islandiją dėjau, kaip tikrai nepateks, nes tiesiog nelabai žinojau, ką tą antrą dėt po Kroatijos. Bet šiaip, aš manau, vis tiek, kalbant apie tos fan pasirodymus kažkokius, tarkim, nežinau, linksmesnius, tarkim, tai vis tiek mes turim tą pačią Švediją jau minėtą, turim Estiją, turim... Į San Mariną? Jo, San Mariną tą patį, vis tiek
sakykime, konkurencijos čia yra tikrai daug ir nu, vis tiek bent jau Švedija ir Estija, nu, turbūt sutiksim, kad daugiau tų balsų gaus. Nu, nebent dėl Islandijos argumentas yra to vaikiškumo kažkokio, gal ne veltui ir buvo pasirinkta daryti, nes lyg ir taip sako, kad čia susijęs to vaikiškumu. Bet aš kodėl Švedija negali irgi iš tų, tarkim, vaikų. Tai Švedija per daug didelė ir per daug įtakinga, kad atidarinėtų. Supratau per šį podcast. Ir aš prieš tai ten kalbėjau, kad vaikai jau nueis miegoti ir taip toliau. Bet būtent vaikai nueis miegoti, tai reiškia jų balsai, jie nebalsuoja. Jo, pusfinalyje netidaro balsavimo. Tai nesvarbu realiai, kaip pasakyti, kad dar vaikai, pamatys šitą pasirodymą, bet jeigu laikomės tos tezės, kad jie nueis miegoti, tai jie ir nebalsuos už tą dainą. Jie nebent tėvų paprašys, kad balsuotų. Taip. Tėvai sakys, gerai prabalsuos ir lygiai taip pat nueis miegoti, pažiūrėjau pasirodymus visus. Jo, gerai, o Dieve, kažkur tai nubėgau ne ten, kur reikia. Tai žodžiu, Islandiją mes irgi tada dedam prie tikrai nepateks, nes irgi yra 50% kvorumas, žodžiu, kad jie nepatenka į finalą. Mes turim 3 dainas, kurios turi mažiausiai šansų patekti į finalą. Kroatija, Slovenija ir Islandija. Ir dabar prasideda šiek tiek įdomesni dalykai, beveik, bet dar turim vieną nelabai įdomų, nes turim vieną dainą, kuri iš visų 4 gavo pateks. Tokį neužtikrintą 100%, bet kad pateks, ir tai yra Norvegija. Ir mes su Ryčiu toj mušimės, nes Rytis labai mėgsta Norvegiją, aš labai nemėgstu Norvegijos. Tai papasakok dabar tu, kodėl Norvegija yra tokia puikia. Nu, tai nėra ten kaip pasakyti, aš nenoriu čia ginti kaip čia savo mėgstamiausią dainą, aš jau kaip ir sakiau, aš sutikau tą atlikėją gyvai, tai dėl to aš dabar jaučiu kažkokią Jis tau tiesiog sumokėjo, ar ne? Taip, būtent, nusifotografavo ir davė atviruką, va, taip lengva mane papirkti. Tai iš tiesų, ne, aš manau, kad Norvegija yra toksai žanras, kurio šiemet nėra daug, galite prieštarauti, sakysite, pop dainų pilna, ten greitų dainų pilna, bet čia yra toksai klasikinis, toks fuego tipo pop, kuris gal jau kažkiek ir nueina iš Eurovizijos, bet jis vis dar yra. Ir tuo pačiu yra Švedija, na, vis tiek tai yra kokybiškas skandinaviškas numeris ir bus ugnies, bus biudžeto, aš manau, kad turėtų patekti. Nu, aš tikiuosi, aišku, aš taip uždedu tą kreditą savo tokio tikėjimuose, bet aš nemanau, kodėl, na, vis tiek žiūrint tą kontekstą, tai nėra toks super stiprus pusfinalis, kad Norvegija turėtų nepatekti. Gali tai būti, bet aš linkęs sakyti, kad važiuojam pirmyn. Aš labai nemėgstu šitos dainos, bet aš irgi daviau jai pateks, nes matau tiesiog, kad fanams ji labai patinka. Mes nekalbam apie kažkokią tai šiokį tokį palaikymą, mes kalbam apie, pavyzdžiui, My Eurovision Scoreboard programėlę, kur 50 000 žmonių balsavo ir šita daina yra 6 vietoj, ne pusfinalyje, visoje Eurovizijoje 6 vietoj, pusfinalį berods 3. Tai, nu, tada tokiu atveju turi nulenkti galvą ir pripažinti, kad, šita daina žmonėms patinka ir turbūt bus kas balsuos, bus kas palaikys. Ir kaip tu sakei, pusfinalis nėra toks stiprus, kad ji nepatektų. Mano 10 tai nebūtų Norvegija finale. Aš tai manau, kad ir aš taip dėjau pateks, bet man buvo taip kažkur netoli tų paskutinių galbūt vietų. Šiaip aš manau, kad Norvegija yra labiau komisijos daina negu žiūrovų, tai toks vis tiek švediškas popsas, labai geras vokalas, labai geras atlikėjas, kuris dar dainuoja ir šoka labai gerai. Šiaip sakyčiau, Norvegija ir Danija, kuri bus antram pusfinalį, man yra tos paraiškos, kur atlikėjai yra gerokai stipresni už dainas, taip tarp kitko. Bet apie Norvegiją kalbant, aš dar netgi sakyčiau, kad tai yra vienintelė tokia standartinio popso daina šitam pusfinalyje. Nu, gal Nyderlandai dar į tą pusę, bet ir tai ten to tokio prancūziškumo turi, galų galia pati ta kalba ir taip toliau. Nu, tai aišku, gal tiesiog vėlgi tas, kaip sakiau, dėl baladžių, tai ir čia yra, kad, tą standartinį popsą mėgstančių žmonių, aš manau, vis tiek yra. O Kipras, o Belgija? Kipras galbūt, Belgija, aš nedėčiau tą pačią galbūt kategoriją. Bet Belgija nėra tai, kas labai ten, kaip ir sakėm, yra tos natos, jinai nėra tokia labai accessible, jeigu galiu tą anglišką žodį pasakyti. Man atrodo, kad čia yra žymiai labiau accessible, čia yra žymiai labiau radio daina. Ir aš tai tikiu, kad yra pakankamai žmonių, kurie palaiko tokią muziką, Euroviziją, kad ir jie garsiai nepasisako. Bet jie garsiai pasisako, jeigu iki 6 vietos yra išreitinguojama, tai žmonės tikrai palaiko. Man šitoj dainoje turbūt prasčiausia vieta yra šita
tas dance breakas, nu jis toks yra underwhelming, tarsi ugnis, faina, ten dega viskas, bet pats šokis yra labai neįspūdingas, bet aišku, galima tai sutvarkyti, jeigu jie mato tame problemą. Kamerą pakeisti ir žymiai geriau atrodytų. Padaryti stambių kampų kažkokių, tos dinamikos žymiai daugiau galima per tą kamerų darbą įvesti. Gali būti. Jeigu tik norosi. Jo, tai gerai, tai mes tada vadinasi Norvegiją irgi dedam prie pateks ir turim jau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vietas tokias, kur mes jau gana užtikrinti esam, kad pateks. Ir lieka 4 šalis. Ir dabar kalbant apie jas, kurios iš jų yra tokios aiškesnės patenkančios į finalą, tai yra Azerbaidžanas ir Kipras. Turi po 3, tiksliau Kipras turi 3 pateks ir 1 nepateks ir Ryti tu esi tas vienas, kuris galvoja, kad Kipras nepateks. Aš galbūt būčiau dėjęs Kiprui nepateks, bet kai jie gavo paskutinį pasirodymo numerį, turbūt, kad sunku būtų nepatekti jau tokį gavus saldainį iš organizatorių. Aš prisipažinsiu, aš padėjau Kipro, tenais tą nepateks, nes tiesiog, taip, tokia matematika, kažką reikia padėti, į nepateks. Man patiko, mes čia dabar turime, čia tą lygį visiškai ant ribos, tai aš dėčiau tikrai į tą visiškai ant ribos, kur galėtų būti 11 vieta, galėtų būti 10, mano tokia matyme. Nes kodėl taip nutiko, nes aš tiesiog gale likau su Azerbaidžanu ir su Kipru. Ir aš nematau kaip Azerbaidžaną, aš esu įsitikinęs, kad Azerbaidžanas pateks į finalą, tiesiog niekas apie tai nekalba, bet aš manau, kad tai yra ta daina, kuri tikrai sulauks pakankamai daug dėmesio, bus brangus pasirodymas, kaip visada būna iš Azerbaidžano ir galiausiai atrodys gerai, atrodys netgi tam tikrą prasme švediškai, jeigu galima pasakyti. Ir aš manau, kad tai bus kažkoks raktas į sėkmę. Ir tada reikėjo kažką išmesti, tai tas Azerbaidžanas, San Marinas, Kipras, tas trejetas, iš kurio vienas turi nepatekti. Tai aš pasirinkau Kiprą, bet nesu toks, negaliu guldyti galvos, nes vėlgi, kaip ir sako, tai yra paskutinis pasirodymo numeris ir galbūt yra ir kažkokių pompastiškų sprendimų pasirodymą. Tai Kipras pernai gavo atidaryti pusfinalį ir mes irgi dėl to stebėjomės, kad tikrai atrodė, kad yra įspūdingesnių dainų atidarimui, bet Austėja, tu tiki, kad Kipras pateks į finalą, ar nori, ar labiau tiesiog toks supratimas, kaip aš nenoriu, bet aš irgi manau, kad greičiausiai turėtų patekti, nors tai irgi sutinku, kad tai yra visiškai ant ribos daina ir mes turbūt, kad ją ten galėsim net ir padėti. Jo, aš taip irgi nenoriu, mano ten kažkur jau prie nepatenkančių mano asmeniniam topė yra, bet šiaip aš kai dėliojau, tai kažkurio metu netgi svarčiau apie tą tikrai pateks, dabar galvoju, kodėl aš taip svarčiau, nebežinau, tiesą sakant, bet turbūt gal visai toks pagrindinis argumentas, tai tas būtent irgi paskutinis numeris, kuris tiesiog sufleruoja, kad gal pasirodymas bus įspūdingas, gal kažką tiesiog mato organizatoriai, nors toks argumentas prieš, kodėl matyčiau gal ir nepatenkant arba būnant kažkur ant ribos, tai yra pats atlikėjas, kad aišku matėm ten tokį labai, nelabai kokios kokybės akapelą, jo pasirodymo dalį, kur vis tiek, kai yra akapela, kai stovi vietoj, ir vis tiek taip skamba silpnoka jo vokalas, tai kažkiek man toks argumentas, kodėl gal visgi gali būti visai, aišku, jos tais vokalais būna, kad prisirašo pritariančių vokalistų arba gyvų bekų turi gerų, galų gale ten šiaip pasirodymas geras ir tas vokalas nelabai kam rūpi, tai čia aišku gali visai būti, bet iš esmės, tai net nežinau, pasirodymo numeris man yra tas dalykas, dėl kurio padėjau iš esmės. Šiaip gal dar kažkiek, kodėl aš galvoju, kad gal netgi tikrai pateks, tai yra tas, kaip mes sakom, kad panašumas su Belgija kažkiek pačios dainos, nors Belgija yra žymiai stipriau, kaip aš jau, nežinau, ar visi sutiktų, bet bent jau po pasirodymo aš manau, kad visi sutiks, aš taip sakyčiau. Šiaip Kipras draugų nelabai čia turi šitam pusfinalį. Graikijos nėra. Graikija kitam yra, ir šiaip daugiau Kipras turbūt. Turi labai ištikimų draugų kažkokių. Aš nenustepčiau. Aš laikausi tos teorijos, kad jeigu yra 2 panašios dainos, aš manau, kad Belgija ir Kipras yra pakankamai panašios dainos, kad tik viena iš jų gali patekti pirmyn. Ir tikrai tai yra Belgija. Aš matyčiau kažkokį, kaip sakom, pasaulį, kuriame, jeigu Kipras patenka, tai tada Belgija nepatenka. Bet čia galėtų būti tas shocking rezultatas. Bet esam tokių turėję, tai
Why not? Jo, mes irgi dabar svarstam, kas tikrai pateks, tikrai nepateks. Viskas apsivers 100 kartų dar per repeticijas, bet kol kas reiškia, mes tada Kiprą dedam ant ribos. Ir pažiūrėsim, kas bus toliau, o nes kita daina yra Azerbaidžano, kuri irgi turi 3 pateks ir 1 nepateks. Tai yra iš Austėjos. Pasisakykite, prašau, kodėl Azerbaidžanas nepateks į finalą? Šiaip, man tiesiog neliko vietos. Aš labai norėčiau Azerbaidžano patekimo į finalą. Tiesą sakant, tai yra mano antra favoritė šitam pusfinalyje. Šiaip įdomus toks faktas, kad apskritai man turbūt nepopuliari nuomonė šitas pusfinalis yra gerokai silpnesnis ir vienintelė Belgija yra mano 10-ukė. O Azerbaidžanas yra mano 11 vietoje apskritai visoje Eurovizijoje ir šitam pusfinaliui yra 2. Tai labai norėčiau šitos dainos patekimą į finalą ir manau, kad šansų kažkokių yra, nes tiesiog tai yra turbūt tokia gana standartinė popsinė daina, bet su tuo pragrojimu tokiu etniniu, tai yra galbūt kažkoks balansas, kad gal galim sakyti, kad įvairių skonių žmonės pritrauks, bet kartu ir gal nei vieno, čia sunku turbūt pasakyti, bet jo, iš esmės, tai taip susidėjo, kad man liko kažkur pirma už brūkšnio, gal taip sakyčiau. Jeigu sakykim, nežinau, kas mėgsta etninius motyvus, balsuos už kokią Albaniją labiau, gal ar dar ką nors, net nežinau, o jeigu kas labiau popsantų, kokią Norvegiją galbūt, sakykim, ar Kiprą, ar panašiai. Tai bet šiaip čia, aišku, labai neaišku, nes pasirodymo tiesiog jokio apskritai nematėm iš Azerbaidžano. Yra, kurių nematėm, bet Azerbaidžanas, man atrodo, jokių apskritai net minimalių klipukų gal nesam matę. Jo, Azerbaidžanas, man atrodo, yra labiausiai tokia mistiška ir neaiški, kas čia su jais gali šiemet būti, nes daina tikrai klausoma, neišskirtinė nieko per daug, tokia tiesiog paprasta, faina pagroja, tai viskas priklausys 100% nuo pasirodymo. Aš irgi spėjau, buvo irgi visiškai pas mane ant vatos ribos, Azerbaidžanas, Kipras, San Marinas ir tiesiog taip nusprendžiau įdėti Azerbaidžaną prie patenkančių šalių, bet mes savo reitingę šitam turbūt, kad irgi dedam kol kas ant ribos ir paskui pabandysim prie tų 8 prijungti kažkurią dar vieną, tam, kad ant ribos liktų tik tai 2 jau dainos, o visa kita būtų arba ant ribos, arba nepateks. Ir dabar gal pereikim prie San Marino, paskui paturėsim tą dainą, dėl kurios labiausiai mūsų nuomonės išsiskyrė, bet San Marinas gavo iš vienintelio ryčio pateks ir visi 3 mes, Austėja, aš ir Emilis pasirinko, kad San Marinas nepateks į finalą. Tai nežinau, Ryti, kokių tu minčių turi? San Marinas man buvo būtent ta pati paskutinė, aš jos noriu finale, bet čia San Marinas, jam labai sunku, mažai kas balsuoja, jie turi didžėjų pasirodymai Eurovizijai neveikia, mes tą žinom ir dėl to tiesiog toks spėjimas, nors norėčiau būti neteisus. Žinai, jeigu dabar galėčiau rinkti, tai turbūt sakyčiau, kad Kipras pateks, o San Marinas ne. Bet, sakau, likau su tais 3 pasirodymais Azerbaidžano, San Marino ir Kipro. Ir man atrodo, kad San Marinas turi daug to tokio, ne hypo, bet yra mėgstančių tą muziką. Kita vertus, gal tai kažkiek ir įkrenta į tą pačią kategoriją kaip Švedija, ta pati ten Islandija, iš tų tokių linksmesnių dainų. Tai gal tiesiog gaunasi tą tiesioginė konkurencija, kur galiausiai tu vis tiek už vieną balsuoju, ne už visas. Tai niekas nenustebtų, jeigu San Marinas nepatektų į finalą, nes tai tiesiog yra ta šalis, kuri dažnai būdavo by default yra statoma į tuos nepatenkančius. Ta prasme, net kai jie turėjo dainą, kuri ten lažybininkuose buvo labai labai pakilus ir aš turiu omeny Adrenaliną. Ir jie netgi atsivežė amerikiečių žvaigždę Floridą. Jie vis tik užėmė 20 kažkelintą vietą. Taip, aukščiausiai išlieka vieta 19, tai yra Serhato. Tai visada saugiau sakyti, kad San Marinas nepateks į finalą, negu pateks. O aš šį kartą pasakiau, kad pateks, bet sakau, bet taip iš naujo galėčiau pagalvoti, kad iš tiesų Kipras gal turi daugiau tų kortų. Mano rate nemažai žmonių kalba apie San Mariną, sako, kokia faina daina, apie Italiją ten kažkas, kaip faina, valio. Bet vis tiek aš dėjau nepateks, nors sakau, aš noriu būti neteisus, aš tikiuosi, kad jie sutvarkys tą pasirodymą, bet tiesiog būtent remintis tą istoriją, tą statistiką, tiek San Marino, tiek tokio tipo dainų, kažkaip reikėjo dėti vieną dainą, dar surasti, kuri čia nepateks.
Ir man tai yra San Marinas. Nors sakau, manęs nenustebintų ir nepatekimas, manęs nenustebintų ir jeigu čia būtų geriausias San Marino rezultatas nuo Serhato, tai yra daug aukštesnė negu 19 vieta. Aš tai gal šiaip norėčiau dar pakalbėti apie apskritai San Marino fenomeną Eurovizijoje. Iš tos pusės, kad man atrodo, kad San Marinas kažkiek yra tiesiog ignoruojamas. Kažkaip ir šiemet, turint omeny, kad jie išsiuntė tą tokį Eurofanų pramintą Sanremo himną. Ne, tai nepramintas, čia tiesiog Sanremo himnas buvo, atidarimas Sanremo. Ne, ta daina, kur tiesiog skambėjo ten prieš ten reklamas, pradžioje ir panašiai. Tai turint omeny tai ir kad vis tiek nemažai kas kalbėjo, kad va čia gera daina, kad čia įsimintina, kad ten kas juokais, kas rimtai, kad gal Italija tegu šitą dainą siunčia. Tai turint tai omeny, man atrodo, kad to hypo nėra daug, va dabar taip matant visus tos vertinimus. Ir prie to paties dar paminėčiau, kad ir pernai su Megara man kažkaip buvo keista, ant kiek niekas nekalbėjo apie ją. Ir mes, man atrodo, pernai kalbėjom, kaip keista, kad niekas nekalba irgi. Bet galiausiai pasirodymas ypač vokaliai buvo. Vizualiai viskas gerai buvo, bet su vokalu ten buvo problemų, ten su garsu buvo problemų ir man atrodo, ten buvo pagrindinė priežastis, kol nepateko. Jo, aš manau tiesiog esmė ta, kad kodėl aš sakau, kad ir šiaip ten, aišku, buvo taip viskas atrodo ryšku, taip kažkaip gerai turėtų kažkam patikti. Plus, aš jau sakyčiau, kad kaip tokia grupė Megara, kuri buvo taip mėgstama fanų Benidorme dar prieš metus nuo jų atstovavimų San Marino Eurovizijoje, tai aš sakyčiau, kad čia turėtų to hypo būti bent dėl vardo, aš taip įsivaizduočiau. Nors ir daina prastesnė. Tai čia tik Ispanijai gaunasi. Na, tikrai Europoje nebuvo hypo Megarai. Bet jo, mano tokia kažkokia teorija yra, kad kažkiek tas San Marinas yra tiesiog pamirštamas. Ir galų gale rezultatuose tai irgi turbūt atsispindi. Tai jo, tai šiemet aš manyčiau, kad gal irgi, aišku, gal dar tas, kad nežinau, kaip, aišku, su biudžetu, pavyzdžiui, reikalai, koks tas pasirodymas, bet gal, aišku, irgi galim manyti, kad jis nebus labai geras, turint omeny, ir jau tai, kas jau buvo paminėta dėl didžėjų pasirodymo, kad tai tiesiog netrodys gerai, atrankoje netrodė gerai. Ir jo, gal tai tiesiog yra daina labiau pasiklausimui. Bet aišku, bet jo, nėra, kad nustebintų, gal jeigu patektų, nes visų pirma, turbūt tai yra labai įsimintina daina, kur labai daug kartų kartuojama viena frazė. Bet žmonėm tai patinka, žmonėm tai įstringa ir tai yra faina. Aš bandau žiūrėti, kas pernai San Marinui davė taškų, 10 davė Ispanija, nes Megara buvo ir tada 3, 2, 1 ten iš dar 3 šalių. Čia Italija duos 12. Nes balsuoja tam pačiam pusfinalį, o daugiau kaip, matysim, čia tikrai ta daina, kuri gali užimti 3, 4, gali gauti po 3, 4, 5 taškus iš daug šalių ir patekti nesunkiai į finalą. Bet vėlgi viskas turbūt priklauso nuo pasirodymo, tai mes kol kas San Mariną dedam ant ribos dar ir sakau, paskui kažką perkelsim, 3 dabar turim ant ribos kabančias. Ir dabar turim dainą, kur labiausiai išsiskyrė mūsų nuomonės, mane šiek tiek net gal ir nustebino, kaip išsiskyrė, nes aš galvoju, kad vis tiek bus labiau tiesiog arba pateks, arba nepateks, bet mes turim Portugaliją ir aš spėjau, kad ji nepateks, Austėja spėja, kad pateks, Rytis spėja, kad tikrai nepateks. Ir toks išsiskyrimas Emilis dar savo irgi nepateks pridės. Tai Portugalija, aš manau, mes iš karto galim irgi turbūt dėti, vis tiek labiau nusveria tie, kad nepateks, ne prie tikrai nepateks, bet nepateks. Dabar Ryti, tavo griežtas tikrai nepateks Portugalijai. Nuobodoka. Toks mano komentaras. Tu su Davidu Ben lyginai šitą, Mantu Ben, ne Davidu Ben. Kur dalyvavo Lietuvos atrankoje su ta dainelė, kur man patiko viena, daugiau niekam nepatiko. Su gitarėlė. Tiesą sakant, jau ir pamiršau tą palyginimą, bet... Ir dainą, ir palyginimą viską pamiršau. Jo, dabar prisimenu, kodėl lyginau. Gražu, bet... Aš nemanau, kad pateks. Man ir Kroatijai gražu šiek tiek, bet, ta prasme, kad patinka daina iš kitos pusės, bet, kažkas turi nepatekti, tai aš nematau, kad Portugalija patektų. Aš netgi labai bijau to, bet Portugalijai nepateks, nes aš visgi matau scenarijų, kaip jį galėtų
patekti, sužavėdama tos žmonės, kurios Portugalija apskritai... Portugalija turi Eurovizijų savo kultą, tam tikrą prasme. Ir to kulto narė, pavyzdžiui, yra Gerūta Griniūtė, kuri visada labai laukia Portugalijos dainų ir iš esmės nesvarbu, ką siunčia, jai labai patinka. Ir aš šiek tiek irgi esu to kulto narys. Man Portugalija visada Eurovizijai su tam tikrais nedideliais galbūt vienerių ar kitų metų išskirtinumais. Ir čia kalbam apie mes paskutinį galbūt 10-metį, šiek tiek mažiau, kur man Portugalija visada labai įdomu, ką atsiunčia. Ir šitas atvejis man irgi yra įdomus. Mano topė jie yra ganėtinai aukštai, gal mano net visos Eurovizijos yra top 10. Bet aš bijau, kad šita daina gali net ir paskutinė likti. Ir manęs tai labai nenustebintų, nes jeigu nepagaus to žiūrovo, tai čia, mažai yra kam balsuoti už tokią dainą, nes, pavyzdžiui, šiek tiek galbūt su Ukraina net į tą pačią kategoriją kažkiek pataiko tokia grupė su gitarom, tai žmonės turbūt labiau už Ukrainą balsuotų. Nors sakau, tikiuosi, kad klystu, bet Austėja davėjai Portugalijai pateks, ar ne? Papasakau, kokie čia scenarijai. Čia turbūt jau ką minėjau apie Slovėniją, kad tokiam pusfinalė, kur tiek daug triukšmo, tiek daug greitų dainų, tiek daug ir tų labiau džiaugia akcijų, ir to standartinio pops ir ko tik nori, labai mažai to tokio ramumo. Net ir ta pati Ukraina, kažkiek yra, tokia kažkiek intensyvesnė, sakyčiau. Tai, aišku, čia klausimas, gal jo kažkiek yra tas kontrargumentas, kad kažkiek cancelinsis Ukraina, bet sakau, aš labai, taip gana tvirtai manau, kad arba Portugalija, arba Slovėnija eis į finalą, nes tokių balsuojančių yra, kam patiks. Plus, viskas yra kokybiškai padaryta. Ir dar vienas dalykas, kad kai žiūrėjau, kai buvo paskelbiamas balsavimo eiliškumas, tai kai žiūrėjau tą recapą, man tiesą sakant, Portugalija labiausiai išsiskyrė. Nesu aš didžiausia fanė šitos dainos, aš kažkiek ant Portugalų pykstu, kad geresnių dainų neišrinko, bet nepaisant visko, man labai kažkaip išsiskyrė, kaip tokia atgaiva tarp to viso triukšmo. Tai sakau, tikrai galit pasižymėti, išsisaugot, kad arba Portugalija, arba Slovėnija pateks. Bet labiau linkčiau prie Portugalijos. Duok Dieve tavo žodžiai Dievui jausi, bet ne apie Slovėniją, o apie Portugaliją. Labai labai noriu, kad jie patektų. Man tai sakau, man tikrai, aš jeigu galėčiau balsuoti šitam pusėlį, aš dabar galvoju, Šveicarija, jeigu mes būsim Šveicarijoje ir turėsim SIM kortelių, galėsim prabalsuoti netgi. Tai aš turbūt gal net savo balsą išsiųsčiau už Portugaliją, būtent su tą mintim, kad patrauk truputėlį ją, nes kitos favoritės, manau, kad ir taip užtikrintai. Aš tai manau, nesivargink. Patikėkit, yra šansų. Aš labai tikiuosi. Jo, aš sakau, aš labai atsimenu, man visada yra įstrigęs, žinai, kur labai tvirtai kalbėjau apie Portugalijos patekimą 21-ais, kur visi sakė, kad be šansų ir aš sakiau pateks ir pateko ir man čia buvo toks proudest moment mano kažkoks. Dabar man to užtikrintumo, aš daug labiau noriu, kad jį patektų, bet sakau, bijau. Tarp kitko, šita daina yra šiek tiek populiari įvairiose vietose, mačiau viral topuose Spotify'e, netgi Lietuvos viral, ji buvo berods 30 gal kažkilintoje vietoje. Sakau, Portugalijos kultas yra dalykas ir žmonės klauso, žmonėm tas tikrumas, toks nuoširdumas portugališkas, tai vis tiek yra labai išskirtinė šalis Eurovizijai, dažniausiai savo kalbą dainuojanti. Tai aš tikiuosi, kad mes klystam, bet Portugaliją mes kol kas matom kaip nepatenkančią. Taigi, turim 15 šalių, 4 matom kaip nepatenkančias į finalą. Portugalija, Kroatija, Slovenija, Islandija, čia turbūt jau nieko nekeičiam, ane? Ir turim 8, kurios patenka į finalą. Ukraina, Švedija, Nyderlandai, Estija, Albanija, Belgija, Lenkija ir Norvegija. Tai mums dabar dar reikia vieną dainą kažkur patraukti. Arba į nepateks, arba į pateks, kad liktų ant tos tvoros, on the fence, tik 2. Tai ką traukiam? Aš manau, ant tvoros ir 11 vieta gaunasi ant tvoros, ne, bet tada, jeigu taip reikia išstumti, tai aš sakau, San Mariną išstumėm ir važiam toliau. San Mariną prie nepatenkančių išstumėm, ar ne? Nes čia aš buvau labiausiai ten tempiantis į viršų, tai aš atsiimu šitą, kadangi Kiprą padėjom į vidų, tai
padėkim San Mariną, kad nepateks. Bet tada iš viskas net išsisprendžia ir taip, kad jeigu San Marinas nepatenka, tai tada mes turim 10 patenkančių šalių. Tai va toks variantas galėtų būti ir kaip Alicia Michelle paklaustų, are we happy with that? Aš nežinau. Austėja, ką tu galvoji, dar gal grąžinkim dar šiek tiek į tą diskusiją. Aš taip visgi esu labai dėl Portugalijos įsitikinus, tai tik dėl to aš taip gal nebūtinai sutikčiau su tuo, kur vat ką. Tu Portugaliją dėtum ant ribos turbūt. Ar turbūt, kad netgi prie pateks dėčiau. Sakau, nėra gal faktas, bet kitaip tariant, kita vertus, turbūt, kad Slovenija visgi nepateks. Manau, bet vėlgi iš tos... Tikrai tiesiog... pamirškim Sloveniją. Čia nėra apie ką kalbėti. Arba aš gausiu tiesiog, būsiu sušaudytas paskui, kai būsiu neteisus. Gal taip ir bus, bet Grasini? Bet šiaip, aš taip dar galvoju apie Kiprą ir Azerbaidžaną. Dėjau Kiprą prie pateks, Azerbaidžaną kaip nepateks, bet dabar galvoju, po jūsų argumentų. Ir šiaip, nežinau, kodėl vakar aš dėl to Kipro kažkaip užtikrintesnė buvau. Bet, nežinau, turbūt pasirodymai labai sustatys čia į vietas. Kipras turi numerį geresnį, bet taip įsivaizduočiau, kad bent jau vokaliai pasirodymą prastesnį, nors mes, aišku, nežinom. Nežinau, kažkokia nuojauta gal yra, kad visgi Azerbaidžanas pateks į finalą, irgi jie pasistatys tą pasirodymą, manau, ir ta daina, ant kurios fanai lyg ir miega, gal dar irgi toks dalykas. Kažkokia tiesiog nuojauta, kad gal visgi Azerbaidžaną galim prie patenkančių dėti. Okay. Jo, nes Azerbaidžanas ir Kipras yra tie, kurie turi po 3 pateks. Ir San Marinas tada yra out, tai tada mūsų tas scenarius taip turėtų ir atrodyti, jeigu mes tą ant ribos išimam, bet galim palikti ir ant ribos. Čia, žodžiu, sakau, viskas dar gali tikrai pasikeisti. Ir ką? Manau, kad tokį ir turim tai įvertinimą. Šiaip buvo labai smagu ir labai faina gyvai susitikti ir gyvai čia kalbėti. Ir aš netgi džiaugiuosi, nes planas buvo įrašyti iš karto 2 pusfinalius. Akivaizdu, nebespėjom, nes jau prie šito išnaudojom visą tą laiką, kurį čia studijai turėjom. Tai reiškia, kad teks dar kartą susitikti ir dar kartą sugrįžti ir aptarti jau 2 pusfinalį. Tai like, subscribe, share ir remet Contribui. Visi, kas jau šitą vietą matot, esat mūsų tie ištikimiausi, šilčiausi, fainiausi, mieliausi ir visokiausi Eurodienos klausytojai ir žiūrovai, tai labai ačiū Jums, kad esat, Jūs prisidedat prie tos mūsų svajonės, kad mes galėtume gyventi Euroviziją vis labiau, kad galėtume vykti į Preparčius, galėtume vykti į patį Bazelį ar kitus miestus, kur vyksta Eurovizija. Tai labai Jums ačiū už tai ir pasimatysim labai jau greitai, ar ne? Iki greito. Iki greito labai smooth čia gavos atsisveikinimas. Arba kaip pasakytų Valinskas, viso gero. Ate.